Labas visiems Kiotmen A lyga žiūrovams, su jumis sveikinus aš, Mantvidas Kiotis, ir pagaliau nuėmė gipsą jautus kaip žmogus. Ir iš karto nieko nebelaukdams gal varom apžiūrėti 7 turą, tai greta prabėgiam rezultatus. 0-1 Hegelman pralaim Dainava, 0-0 Banga prieš Sūduvo, 1-1 1-1. Pradėjau kalbėti žemaitišką, galbūt po biškį. 1-1 Šiaulė prieš Panevėžį, Žalgiris, Kauno Žalgiris 3-0 nugal Telšių Džiugą ir 2-0 Vilniaus Žalgiris nugal Transinvest komandą. Ir gal niek nelaukdami iš kart važiuojam į pirmą mūsų dvikovą ir iš karto aš jums esu paruošęs vaizdėlį taip kaip Dainavos komanda ir treneris Sergejus Kuznecovas džiaugia savo pergalį. Vieškelio vingio supas darželiai, šypsosi saulė danguje. Mes esam dzūkai, girių karaliai, o karalienė Dzūkija. Vieškelio vingio supas darželiai, šypsosi saulė danguje. Mes esam dzūkai, girių karaliai, o karalienė Dzūkija. Mes esam dzūkai, girių karaliai, o karalienė Dzūkija. Mes esam dzūkai, girių karaliai, o karalienė Dzūkija. Šis turas toks biški įdomesnis, ane, turam dvi lygės, 0-0 Banga su Sūduva ir 1-1 Šiaulė su Panevėžiu. Toks varžybas, ten Šiaulius Panevėžys turėjo pradžią geresnį antrą kėlinį, Šiaulė turėjo geresnį antrą kėlinį. Ir Šiaulė man žiaurė pateko antrą kėlinį. Tikrai jau daug gražiau žaidė, jau pagirima. Ir pats Čeps jau buvo laimingas, jau sakė interviu, jeigu taip žaisim, tai aš būsiu patenkins. Tai antras kėlinys buvo labai įdomus. Žvelgant iš Šiaulių pusės, tai sveikinimą manim atrodo, kad jau pradeda kažkas klijuotis, pradeda veikti. Aišku, ten įvart ne pat gražiausiai mošo, bet turėjo tikrai neblogų progų. Toliau Banga Sūduva 0-0, neįmošo, koks rungtynis be įvarčio, ne? Bet čia anom gal abijom toks, gal sakyčiau, tinkams rezultats. Pasidalėm po tašką, nenusileid vien kitą ir laiminga pasibaigė tą dvikovą. Dar vien dvikovą 3-0. Telšių Džiugs pralaim Kauno Žalgirio. Ir pakalbėkim apie tas varžybas biški daugiau. Tai kas gali nuimti burtus, Telšių vartų, užbortus vartus, kur nieks nebegalėjo mušti įvarčiaus. 6 turus į 7 turi pralaužti, tai Kauno Žalgiris burtus nuėmė burtas, tai vienintelis būdas ir te buvo ir Kauno Žalgiris padarė tom pirmieji. Tai pakeit Kauno Žalgiris treneri Glenn Stalis išėjant ir įveit atsistojo Nerijus Mačiulis, katras jau perną metę rodė, kad tor kažkokios tai magijais tikrai ir Lipskis komentarį pasakė, kad tor kažkokiai magiškai lasdėlį, tiepi buvo. 3 įvarčius suriten Kaunas telšiams, bet rungtynis neatrodė toks blogas iš tikrųjų. Ir nežinau kas, bet žiūrėjau po to dar ir Mačiuliaus interviu, tai hipnotizavant tą savo kalbą, tokias atsakymas. Ir aš galvoju, nebuvo Lipskis susiteiks prieš rungtynį sanon ir neužhipnotizavo Lipskio su visą komandą Mačiulis. Bet jau matysam sekunčiam turi, kaip Kauno Žalgiris keisa savo veids. Toliau nesustink dar vien gerą gynybinį varžovą, tai yra Dainava. Ir dar vienas mačas Vilniaus Žalgiris 2-0 prieš Transinvest. Ir čia Vilniaus Žalgiris neturėjo jokių problemų. Susitvarka su Transinvestu nesunkiai.
verta pergalį, sakykime, tikrą 2-0. Toks koks rezultats ir taip ir atrodė, ir Transinveste nelaba kažko daug ten turėjai. Tai sveikinimą Žalgirio, kol kas tikrą stabiliai judam toliau į priekį. O mes atspėjom, tam turi atspėjom rezultatą, tiksliai ne vienų neatspėjom, bet atspėjom, kad bus lygiosis Banga prieš Sūduvą, atspėjom, kad Šiaulė prieš Panevėžį lygios ir atspėjom, kad Vilniaus Žalgiris laimės prieš Transinvest. Nu, čia beveik vis turbūt atspėjom. Turnyrinį lentelį Žalgiris, Dainava, Telšių Džiugs, toks pirmais trejo toks. Nu, 7 turus irgi, ne kažkom pakeitė vaizdą to baisę lentelį, tik jau matom ryškė lyderis Vilniaus Žalgiris. Ir tikrai tos dvi komandos, katrų nieks nesitikėjo po 7 turų, kada nors ten bus, ir Dainava ir Džiugs įratina. Toliau vidurioką dalinas Hegelman, Sūduvų, Šiaulė, Banga, Žalgiris. Nu ir paskutinis 2 veids turam Panevėžys ir Transinvest. Bet jau taškelė prasibarsti, taškelė išsiskirsti ir iš tikrųjų nėra didelis atotrūkis nuo nebeinos komandas. Atrodo, čia Panevėžys laimėk varžybs 9, šuokį 5 vietą. Nu, matot, kad čia vienas 2 varžybs gali visko keisti. Tai, bet vis tiek lyga ir labai įdomi ir intriguojanti. Ir kuo toliau tuo tos dvikovus įdomesnis, nes niekada neina atspėti, kas taip tiksliai jau laimės. Nu ir užmeskėm greit tada akį į 8 turą, kad žinotumėm, kas žaid. Tai balandžio 13, 3 valandą žaid Transinvest Banga. Man spėjams, kad čia bus 1-1. Balandžio 13, 17:00 Sūduva Hegelman, spėjams 2-2. Balandžio 14 Džiugs Šiaulė, spėjams 1-1. Balandžio 14, 3 valandą Panevėžio Žalgiris. Čia turėtų būti, ką pasakyti, gan įdomi dvikova, bet Panevėžys vis dar nedemonstravo niekai įspūdinga. Matėm jau prišiaulis, iš tikrųjų nebuvo toks jau gražus tas žaidėms. Tai matom Žalgiriaus formą, manau, kad čia bus 2-0 Žalgiriaus nauda. Nu ir paskutinis rungtynis, centrinis Žalgiris Dainava. 0-0. Nu Dainava, bet kai gera ginas ir Kaun Žalgiris dabar pakeits trenerių, turėjo tokį moral boostą, ne prieš Telšių Džiugą. Ir ką bus tos sekonės varžybos, nu matysim, Dainava, nu tikrai įklampintus varžus ir sunkiai ir žais, bet ar nebus čia padnioški Dainava irgi, kaip išeini tos natūralios žolės, atrodo tikrai sunkesnis, ne? Tai matysim, ar čia nebus tokį pat situaciją, kaip su Telšių Džiugu, bet žiūrėsim, kokį kelią pasirinks Dainava ir manykiam, kad daus gerą kovą. Tai spėju, kad bus 0-0. Nu, labai mūsų toks tas trumps video, nes iš tikrųjų reikia laiką viskam pasiruošti, o laika daug nėra. Varžybų jau rungtynis, jau sekonds turs prasideda jau ryto, tai reikia visko labai greit surašyti, sudaryti, padaryti, o laika maža. Tai dėl to mūsų video turiniaus trukmė trumpės balandį. Bet gegužį vėl įsibėgėsam ir turėsam ilgesnis laidas. Nu tai tenka atsisveikinti. Iki ir susitinkam jau kitam turi.